suorganizavom, padarėm digital marketingo agentūrą, kuris specializuojasi ne vien tik tai srauto pritraukimo, o, sakykime, tai daugiau galbūt į konversijų optimizavimą. Tai yra, kada jūs pasikvietėte klientą ir dėl kažkokių tai priežasčių jis pas jūs neperka. Gal pasakysiu skaičiais, tai šiandien dienai konversija Lietuvos internetinėse parduotuvėse yra taip nuo 1 iki 1,5%. Tai reiškia, iš 100 vienas arba 1,5 žmogaus nuperka. Tarpu konversija gali būti 2%, 4% ir tai yra jau kartais padidina jūsų investicijų grąžą. Šitą paslaugą mes darom kompanijai, čia mano viena iš kolegių, viena iš labiausiai patyrusių, aš pats esu mažmenininkas, jau su ilgų stažu ir šiandien dienai, sakyčiau, man jau gerokai sunkiau grįžti į brick and mortar parduotuvių sektorių, nes kažkaip suradau save internetiniai prekybai. Patirtis pakankamai plati, čia turėjom ir mažmenos projektų, ir internetinės prekybos, ir paslaugų, faktiškai labai platus spektras. Dabar galbūt papasakosiu šiek tiek konceptualiai, ką mes darome. Tai paprastai mes matom mašiną išoriškai, nes mums patinka, kaip jinai važiuoja, kokį garsą jinai skleidžia, patinka, kai mes galim ją valdyti, vairuoti, įeiti į posūkį, išeiti iš posūkio, sustabdyti. Bet kad visa tai būtų ir veiktų nepriekaištingai, iš tikrųjų reikia suprasti, kas yra po kapotu. Ir čia toks vienas iš dalykų, kur detail, mažmenai yra detalėse, yra gan svarbus postulatas. Iš principo, viskas turi būti subalansuota. Ir receptas, ir dizainas, ir aerodinamika, ir techninės galimybės. Tai toks yra mūsų požiūris, kai mes analizuojam svetainės. Šiek tiek trumpai apie srautą, tai turbūt čia ne paslaptis ir daugelis jums papasakos, kaip tą srautą galima prisitraukti, galima gerinti SEO, galima gerinti daug visokių dalykų, leisti naujieną, būti reprezentuotam socialiniai medijai, bet statistika rodo, kad 85% žmonių, kuriuos jūs pasikviečia, netgi targetuojant tvarkingai, jie nesusipažinę su jumis, jie dar nepasiruošę pirkti. Ir tai veda prie to, kad likę 15%, su kuriais jau dirbo pardavimo komanda, jie kaip ir gaunasi, jie pasiruošę pirkti. Ir pardavimo komandos darbas tai yra tik tai atiduoti prekes. Tai mes norėtume, kad tas procentas iš tikrųjų didėtų, kad šitas kablelis, šitą piltuvėlį plėstas. Ir kaip tik mes ieškom tas pro kur klientas pabėga. Dabar, iš principo, prieš ieškant mes visą laiką pasižiūrim, kamgi tas puslapis yra sukurtas. Ir šiuo atžvilgiu mes taip išskiriam į kelias klases. Tai viena, klasė tai yra landing pages, į kurį mes atvedam žmogų tam, kad jis mums paliktų kontaktus. Kitas variantas tai yra elektroninė parduotuvė, kur mes turime katalogą prekių, ir visą apsipirkimo kelią. Ir trečias yra vėlgi tam tikras landing pages, bet su tikslu parduoti, gerokai trumpesnis kelias. Kiekvienas iš šitų variantų turi savo tikslus, savo niuansus. Ir prieš darant kažkokius taip sprendimus, visą laiką reikia pagalvoti, kokiu keliu aš eisiu. Šiek tiek apie landing pages, jie vadinasi nukreipimo puslapiai. Dėl landing page'ų. Iš principo, aš sakyčiau, čia gal labai neapsistosiu, bet tai įsivaizduokit yra vienas puslapis, jisai gali būti ilgas, šiek tiek trumpesnis, į kurį mes turime sutalpinti informacijos tiek, kad žmogus suprastų, apie ką mes šnekam, bet tiek, kad jisai nepabėgtų informacijos perkrovimą. Ir kitas dalykas, mes turime padaryti navigaciją taip pat, kad visai jas neliktų
kad klientas iš tikrųjų atėjęs į landing page iš tikrųjų žinotų, ką daryti ir faktiškai beveik automatu užbaigtų tą veiksmą, kurio mes pageidavome iš jo. Aš čia gal kažkiek praskipinsiu kai kurias skaidrės, nes dėl laiko stokos iš tikrųjų bus sunku pereiti per visus niuansus. Tai šiuo atžvilgiu, jeigu bus kažkokie tai klausimai, tai tiesiog prezentacijos gale jūs galėtumėt mane paklausinėti. Dabar kita dalis, tai yra jau elektroninės parduotuvės dalis, tai jinai susideda iš kelių galbūt elementų, kuriuos mes ten žiūrėjom. Tai visų pirma yra kategorijos puslapis. Kategorijos puslapyje mes turėtume iš tikrųjų sudėti tiek informacijos, kad žmogus suprastų, kad čia yra pasirinkimas, kad tas pasirinkimas galimai jį galėtų tenkinti ir per visokius papildomus elementus jis turėtų greitai ir nesudėtingai surasti, atsirinkti tas, kas jį galėtų sudominti. Iš principo, filtrų išdėstymas gali būti kaip ir vertikalus, taip ir horizontalus. Jų išdėstymas iš tikrųjų dažnu atveju priklauso nuo to, kiek yra sudėtinga prekė ir kaip jūs norite pateikti. Tai vertikalus filtrai dažniausiai taikomi tais atvejais, kai iš tikrųjų mes turime daug visokių parametrų ir mes tada skrolinam žemyn ir galime iš tikrųjų padėti išsirinkti. Horizontalus iš principo taikomi tada, kada yra paprasčiau išsirinkti ir yra daug visokių įdomių opcijų, kurios mes norime pateikti. Kadangi mes skaitom iš kairės į dešinę, tai šiuo atžvilgiu tada filtrai šiek tiek dėstomi kitokį pagrindą. Dabar dar vienas momentas, reiškia, kategorijų puslapyje, tai yra tam tikras išskyrimas. Čia turbūt žinot, tą reiškia pardavėjų paslaptį, kad kai jie pardavinėja 12 sofų, reiškia, paprastai perka kokias 3 pagrindinės spalvas, kur 12 sofų. Nors, reiškia, visos kitos, reiškia, sofos yra vienodos, bet spalvos yra skirtingos. Bet jeigu mes paimtume ir padarytume tokį dalyką, ir mes išimtume 9 tas sofas, kurių neperka, pas mus nepirkstų 3 sofų. Tai šiuo atžvilgiu veikia tas tam tikras efektas, kad fone, reiškia, mes greit susiorientuojam ir išsirinkam tą, kas mums patinka. Bet jeigu mes paliekame tik tas, kas mums patinka, tas nesuveikia. Tai šiuo atžvilgiu turbūt vienas iš tokių elementų elektroniniai parduotuvai tai yra prekių išskyrimas. Matote, įlopė tai visame fone mes bandom parodyti, kad čia yra geros prekės, bet norėtųsi priminti, kad tai turi būti aišku ir ne per daug, nes jeigu visos prekės bus įlopė, arba jeigu mes rodysim, kaip va čia devaisas, iš tikrųjų rodysim neaiškiai tą orientaciją, ką reiškia tas jodas, ką reiškia device exclusive, tai šiuo atžvilgiu mes nepasieksime tam tikro rezultato. Tokie niuansai, jie gali taipogi įtakoti jūsų, sakykime, naršymo patyrimą ir apsisprendimą, ar aš noriu, reiškia, toliau kažką čia veikti. Sekantis dalykas yra rūšiavimas, tai šiuo atžvilgiu yra daug visokių pasirinkimų, bet dažniausiai žmonės nori surasti greitai pagal kainą, nori surasti, kas yra topas, nori surasti, reiškia, naujas kolekcijas ir panašius dalykus, dėl to tokius dalykus geriausiai būtų dėti, reiškia, į viršų. Ir dabar turbūt jau tokia įdomesnė dalis, kuri, reiškia, iš tikrųjų apsprendžia, sakykime, tą patyrimą, tai ar produktas tinkama. Tai čia vienas iš pavyzdžių konversijų optimizavimo, kaip pavyzdžiui, gradinis variantas, batų pardavėjas išdėstė 2 eilėm po 4 batus ir tokių bendrinių aprašymų. Šiaip pakankamai garsus gamintojas, bet iš principo padaręs tokius pokyčius, tai yra sumažinęs prekių kiekį, padidinęs nuotrauką, padaręs aiškesnį aprašymą ir įvedęs kainą, konversijas padidino 25%. Tai žiauriai dideli skaičiai. Tai šiuo atžvilgiu, ta prasme, reiškia, dėliojant pristatymą, visą laiką tokia turėkit analogiją, elektroninė parduotuvė ir reali parduotuvė.
atėję į realią parduotuvę, ar jūs greitai ją susirientuojate ir surantate, kas jums, reiškia, patinka. Jeigu tokį jausmą jūs patirėt savo elektroninį parduotuvę, tai galimai jinai, reiškia, yra gerai sudėliota. Sekantis momentas, kuris yra pakankamai svarbus, tai iš tikrųjų reikia pašalinti visus trūkčius, kurie galėtų, sakykime, taip dezorientuoti klientą. Tai šiuo atžvilgiu visokie baneriukai, šokantis pop-upai, nežinau, Google AdSense reklamos ir panašiai, tas gali blaškyti dėmesio, bet ne viskas gali blaškyti dėmesio. Todėl iš principo mes visą laiką rekomenduojam daryti AB testus. Jūs žinot, kas yra AB testas. Tai yra srauto išdalymas ir vienai srauto dalį jūs rodote, reiškia, vienokį vaizdą, kitai srauto dalį kitokį vaizdą ir tikrinat, reiškia, koks yra rezultatas. Aišku, ta prasme, kad AB testas būtų veiksmingas, jūs gautumėte pakankamai gerą informaciją, tai turėtų būti didelė imtis, nes jeigu tik tai darysite ant savo draugų, tai tikrai nebus patikimi rezultatai. Norėjau paklausti, AB testų jūs ką naudojate, kokias metodikas, kokias gal mes po reiškia, susitikimo, nes aš tikrai pusvalandį nesutilpsiu, sorry, vėliau. Dabar, reiškia, pats produkto puslapis. Tai iš principo, iš kategorijos, kai mes patenkame į produktą, mes turėtume jau aiškiai savo pasisakyti, valio, čia yra tas produktas, kurio aš noriu. Kad tai įvyktų, iš principo, mums reikia aiškių nuotraukų, aš tuo pačiu aiškiai rodysiu. Čia yra pavyzdys, kurį mes dažnai reiškia rodome, čia yra Nike puslapis, tai jie tikrai reiškia, investuoja tai, kad žmogus pamatytų prekę, visų pirma prekę, ne ženklą, ne kažkokį tai įmantro aprašymą reiškia, ir panašiai. Aišku, labai gerai veikia video. Kitas momentas, aš dar atkreipčiau jūsų dėmesį porą tokių elementų, kurie reiškia, pas juos yra gan gerai pagalvoti. Tai, reiškia, jūs galite pažiūrėti nuotraukas įvairiais, reiškia, įvairiais šonas, reiškia, iš viršaus, padas, reiškia, ir panašiai, bet po to, jeigu pasižiūrėtume, jūs iš karto, reiškia, masinę spaustumą fotografinės spalvos. Jie, reiškia, to tos spalvos yra priderintas reitingas, tai kuris, reiškia, identifikuoja, kad tai yra geras produktas ar mažiau paklausus produktas. Bet yra tokia įdomi funkcija, kad jeigu reiškia yra noro panašiai, galite išsirinkti arba susikurti savo batą. Tai šiuo atžvilgiu tai yra toks gerai išmąstytas iš tikrųjų pavyzdys. Dabar čia yra vienas iš pavyzdžių, reiškia, kaip meto pagalba, ta prasme tiesiog analizuota, kaip vyksta, jeigu reiškia, mes bandome sudėti visą įmanomą informaciją, reiškia, vienodų prioritetų. Tai metos, tai raudonas spalva yra, reiškia, karščiausia, ten daugiausia dėmesio, reiškia, žalia spalva yra mažiausia dėmesio. Tai kaip matom, iš tikrųjų, reiškia, mūsų dėmesys yra išblaškytas. Mes čia biškį pažiūrėjom, nieko iš tikrųjų mes nesusikoncentravom ir tikėtina, kad mes čia nieko nenupirkom. Čia pavyzdžiai jau kažkiek kartuosis. Dar tokie niuansai. Tai kaip pateikiamas yra padas, raštas, visokie unikalūs galbūt dalykai, reiškia, kad bankas kvėpuojantis, reiškia, panašiai. Čia tuo tarpu, reiškia, kaip tik ir užsiminiau. Dar vienas dalykas, kuris pakankamai yra svarbus, tai iš tikrųjų čia reikėtų išlaikyti balansą tarp noro pagražinti ir, reiškia, realybės. Tai iš tikrųjų nemaža dalis klientų pagražina tos produktus, sugundėt, bet jie gavo tos produktus, pačiupinėja ir sako, klausykit, čia net viskas aš mačiau, ar man, jeigu aš mačiau, atrodė geriau negu kad aš darau. Tai čia yra tam tikras niuansas, balansas, kurį reikėtų kreipti dėmesį. Ir dabar aš galbūt kažkiek labiau painvestuosiu laiką mūsų į tam tikrus sprendimus, automatizuotus sprendimus. Tai yra, reiškia, real-time personalizacija. Čia prieš paleidžiant klipuką kažkiek galbūt įvesiu į padėtį, tai visi, reiškia, marketologai šneka apie tai, kad reikia segmentuoti ir šiandien jau net nesegmentuoti, o reikia personalizuoti vartotojus. Tai mes visi esame unikalūs, mes turime
labai daug skirtingų, reiškia, poreikių ir daryti mums, ta prasme, tokius vienodus pasiūlymus visiems, kaip ir nelabai įmanoma. Bet įsivaizduokit, kaip tai yra sudėtinga, pavyzdžiui, pakurti unikalią, personalizuotą parduotuvę, reiškia, kiekvienam iš mūsų, kur pasikeičia. Mes atėjom su žmonai, jinai pasikeitė, mes atėjom vieni, jinai pasikeitė, atėjo mūsų vaikai, jinai pasikeitė. Tai internete pasirodo, tai galima daryti. Today's savvy consumers demand a winning experience when they interact with your brand. Now, delivering that smarter, more relevant experience is fast and easy. Know your customer in the moment and throughout the relationship. Automatically discover valuable customer segments based on big data insights, such as demographics, location, brand affinity, behaviors, and more, to deliver a relevant, personalized experience across touchpoints. You can even adapt on the fly, responding to interactions in real time. The result is higher customer engagement, loyalty, and revenue. For an airline, you can suggest activities based on in-the-moment browsing, because two adults heading to Las Vegas have different interests than when traveling with their two children. Or an electronics business might highlight or recommend new products based on past purchases and service requests, helping the customer quickly find what they need. For a financial institution, you can share multi-channel offers, like displaying a college savings plan offer to new parents. These experiences will create loyal customer relationships. They'll be delighted with the relevant content, and you'll be driving measurable business results. When the customer wins, you win. Čia geras iššūkis, kai jūsų klientai laimite ir jūs laimite. Tai kaip ir matėt šitam klipe, iš tikrųjų galima sukurti daug algoritmų, iš tikrųjų mūsų elgesį, jeigu galima aprašyti, tai reiškia galima iš tikrųjų ir suprogramuoti. Tai šiuo atveju, ta prasme, šitas, reiškia, sprendimas, jisai leidžia pagal vartotojo elgseną, pagal tam tikrą laiką, pagal tam tikrus, reiškia, skaičiukus, iš karto vartotojui pasiūlyti tam tikrus algoritmus. Ir kai kuriais atvejais tai yra tiesiog apsipirkimo kelio, sakykime, algoritmas, kai kuriais atvejais tai yra papildomas dėris, naujas sluoksnis, kuris iš tikrųjų rodomas klientui ir jisai yra personalizuotas. Tai yra merginom atskirai, vaikinam atskirai, kainai jautriems, reiškia, žmonėms atskirai generuojami, reiškia, pasiūlymai. Dabar, reiškia, dar vienas dalykas, čia kažkiek mes jau grįžtume prie landing page'o, čia jau trečioji dalis, tai, tai iš principo, tai yra puslapis, į kurį mes norime nukreipti klientą po, reiškia, mūsų akcijų. Vadinkim taip, mes paleidom banerius į eterį, mes sukūrėme kažkokius, tai reiškia, specialius pasiūlymus, tai iš tikrųjų nevalia jos kreipti į pagrindinį puslapį, kuriame pas mus yra daug bendrinės informacijos. Įmonė, kas mes tokie, reiškia, ten yra platus asortimentas pasirinkimo ir panašiai. Iš tikrųjų mes turime sukurti tam tikrus landing page'us, kuriuose jau yra konkrečiai komunikuojama tą, ką mes komunikavom savo žinutėje ir, ta prasme, yra pasiūlymas logiškai užbaigti, reiškia, tą darbą. Tai šiuo atveju darbas gali būti prisiregistruok, gauti nemokamai knygą, nusipirk paslaugą, nusipirk produktą arba paslaugą. Tai šiuo atveju čia yra, ta prasme, pagrindinės galbūt 3 taisyklės. Tai vieną taisyklę mes jau aptarėm, kad nekreipkime į bendrinio pobūdžio puslapius, turinius puslapius, o kreipkime į būtent akcijai skirtus puslapius, kuriuose mes, reiškia, klientui komunikuojam testinę, reiškia, savo žinutę. Kitas dalykas tai aiškumas ir, reiškia, skelbimo atitikmuo, tęstinumas. Ir atitinkamai, ta prasme, turi būti gera struktūra. Gal dėl struktūros aš kažkiek daugiau papasakosiu. Tai visų pirma, antraštė, čia yra kritinis dalykas, visų antraštė turi būti labai aiškiai suprantama ir joje turėtų būti vertė, reiškia, klientui. Negalim sakyti, kad pirk, nepaaiškinus kodėl. Ir kodėl būtent tas pirkimas, tai
klientui turi būti, reiškia, aiškiai, labai suprantama ir tai būtų loginė tiesa, reiškia, daryti mūsų, reiškia, norimą veiksmą. Toliau yra autobusas trumpas turinys, kuris pagrindžia, yra faktai, kažkokie tai papildomi argumentai, kodėl būtent tą arba kitą dalyką reikėtų atlikti. Kitas momentas, dažniausiai čia nėra jokių navigacijos, reiškia, mygtukų, nebent, reiškia, pas mus yra kažkokie tai, reiškia, paslėpti tikslai. Ir kitas galbūt momentas, kad mes norime iš tikrųjų, kad žmogus paliktų arba atliktų tam tikrą veiksmą, tai paliktų kontaktus arba nupirktų iš mūsų kažką. Nu ir stilistika turi būti, reiškia, priderinta prie brendo. Nes čia turbūt suprantate, kad jeigu jūsų brendas yra, nežinau, dviratis, tai dėti, reiškia, motociklas, nu, yra, reiškia, pavojus, kad jūs tiesiog nepažins, ne? Gal pavyzdžiai, tai, nu, šiuo atžvilgiu struktūra, ne, tai pagrindinis galbūt argumentas, tai, reiškia, vyno investavimas, 60% grąža, papildomai kažkokie argumentai ir mes matom registracijos formą. Pakankamai viskas yra logiška, reiškia, ir aš suprantu, kad šitam puslapyje, jeigu man iš tikrųjų įdomu, reiškia, vyno investavimas, ką aš turiu, reiškia, daryti toliau. Ir dar vienas turbūt iš, reiškia, papildomų argumentų, tai dar kažką laimėti. Dar vienas momentas yra įdomus, reiškia, puslapio ilgis. Čia daug yra diskusijų, iš tikrųjų daug kas sako, kad, reiškia, reikėtų daryti optinio dydžio, tai yra tą, ką matau ekrane. Bet tai ne faktas. Čia daugiau galbūt yra sąsaja tarp to, ant kiek yra sudėtingas produktas, arba kiek jisai brandus produktas. Tai jeigu produktas yra sudėtingas, jisai brandus, mums reikia papildomų argumentų tai pagrįsti. Tai tinkamai mes plečiam puslapį ir mes matom Selmos, reiškia, naują landing page, kuris praėjo visus testus ir jisai pakankamai puikiai konvertuoja, dar geriau konvertuoja, kad buvo prieš tai. Matote, reiškia, lentelė mes buvo, reiškia, viskas sudėliota. Tai šiuo atžvilgiu ilgis nėra, reiškia, pats svarbiausias dalykas, bet jeigu mes suprantam, kad tai yra sudėtingas ir reikalaujantis pagrindimo produktas. Tai čia, reiškia, dar porą pavyzdžių su metais, reiškia, pakankamai padirbėta. Tai vėlgi, raudonas yra karšta, ne, reiškia, žalia, mėlyna ir juoda, tai jau yra šalta. Tai šiuo atžvilgiu, reiškia, metai mums pakankamai gerai parodo pirmam variante, mes sudėliojame visus pagrindinius elementus ten, kur žmogus kaupia, reiškia, sutikė savo dėmesį. Bet dar, reiškia, tam paskutiniam puslapį mes realiai net produkto paveiksliuką jau, reiškia, žmonių koncentracijos ir nebeturim produkto paveiksliuką. Tai kiek yra kritinis momentas teisingai, reiškia, susidėlioti visus savo elementus. Yra, reiškia, galbūt tokia patobulinta versija, metų, tai yra dėmesio, reiškia, žemėlapis, perštoko. Tai šiuo atveju, vėlgi, kurioje vietoje randasi mūsų tie pagrindiniai elementai. Ir, reiškia, patikrinus mes jau galime apsispręsti, gerai mes čia išdėstėm ar ne. Tai šiuo atžvilgiu kartais nuojauta, jinai ne viskas. Yra įrankis, kuriais aš galiu patikrinti. Taip, čia dar vienas galbūt, reiškia, dalykas. Anksčiau mes kažkaip, ir aš dažnai susiduriu su digital marketingu, reiškia, specialistais, kurie dažnai vadovaujasi tokio stereotipinio, reiškia, sakykime, taip, mąstymo. Kažkada kažkur išgirstas taisyklė, arba galbūt jisai vieną kartą patikrino ir ta taisyklė, ta prasme, įsisavino ir ją pastoviai, reiškia, prisimena. Tai turbūt žinom, kad, reiškia, F raidė buvo tokia, reiškia, taisyklė, kad žmogus skaito, reiškia, puslapį F raidės principų. Tai, reiškia, iš kairės į dešinę ir po to, reiškia, amplitudė to skaitimo vis mažėja, kol net nesumažėja. Tai šiuo atžvilgiu, reiškia, yra tų žemėlapiai, tai yra tas senasis buvo, reiškia, metas padarytas, čia prieš mėnesį darytas, tai jau čia jokios F raidės nėra. Dabar, iš principo, šitas reklamų blokas dar pasišalino, todėl bus naujas žemėlapis. Iš principo, aš norėčiau pasakyti, kad tiesiog, kaip atsako, kad yra taisyklė, tai aš sakyčiau, taisyklė yra, kad nėra taisyklė. Reikia visą laiką montuoti, reikia visą laiką pažiūrėti, viską patikinti. Dar vienas momentas gan svarbus, tai yra kainos pateikimas. Ir šiuo atžvilgiu aš gal tada irgi šiek tiek pailiustruosiu per pavyzdį. Tai
Gal tiesa mano stebėtų taip, kad nėra nieko brangaus arba pigaus, nes viskas yra subjektyvu, kol mes kažko nepalyginam. Čia vat vienas iš eksperimentų, kurį norėtųsi pademonstruoti. Now you head over to the concession stand to buy some popcorn. You can get a small popcorn for $3 or a large for $7. So which one would you choose? We've all been there. You want a decent amount of popcorn, but $7 feels like a ripoff. So if you chose small, you're like most people. We've set up cameras to see what will happen when we offer the same choice to real moviegoers. Can I get you some popcorn? You can get a small, sure, or a large for $7. Take the small. These are the sizes. You know what? I'll have a small one and some M&Ms. Okay, sure. They have no idea we're running an experiment, and nearly everyone goes for the small. Excuse me. Sorry to bother you, but we're doing a little experiment. Do you think $7 is a lot of money for popcorn? Yeah, $7 is a little out of line for popcorn. But now, we're gonna see if we can influence your decision making. Here's another decision for you. You can get the small for $3, a medium for $6.50, or you can get the large for $7. Čia mes įvedam So, naujas have you made your aplinkybes. choice? Does the large look a bit more appealing now? We've made the same change at the movie theater and stepped back to see what happens. Do you think more people will buy a large? I'll take a medium sliced popcorn, please. Sweetie, it's only 50 cents more for a large. Why don't we get it? Okay, let's get a large. I think I'll take a large, sure. Large, Definitely. A large. All right. All we did was add a medium, and the large has become irresistible. Just a medium popcorn, please. You can get the large for 50 cents more. Okay, that'll work. Everyone is buying a large, so how do they explain it? The large looks like such a better value than the medium. Such a bargain. But the deal, you still spent more money in the net total of the night. 50 cents, dude. Tai čia ir nuskambėjo ta pagrindinė, reiškia, formulė, taigi 50 centų, ne, ir, reiškia, iš karto vaizdas pasikeitė. Pradžioje, reiškia, įmėm patį pigiausią, o, reiškia, dėl 50 centų mes įmėm patį brangiausią. Tai čia tokia taisyklė, mano kolegija pasakoja, kaip parduoti, pavyzdžiui, laikrodį, kuris kainuoja $2000. Gal kas nors žino? Tiesiog jį padėti prie laikrodžio, kuris kainuoja $12 000. Tai šiuo atžvilgiu, ta prasme, tas palyginimo, reiškia, efektas, tai gan yra svarbus. Gal čia neapsistosiu, tai 9 tas stebuklingas skaičiukas čia buvo įvairios variacijos. Tai netgi padidinus kainą, reiškia, iki $10, $39,99, konversijos lygmuo vis tiek didesnis negu nuo pradinės kainos, kad buvo 29,95. Geriausia konversija, aišku, buvo prie 29,99. Tai tas skaičiukas 9, dabar tiksliai neprisiminsiu, bet man atrodo, jisai konvertuoja 28% geriau negu bet kuris kitas, reiškia, skaičius. Kitas momentas gal, reiškia, dėl kainos pateikimo, ypač tokiam verslui, reiškia, biznė. Tai iš tikrųjų mes rekomenduojame pateikinėti, nors kartais mums patiems yra labai sunku tai padaryti, bet, reiškia, koks yra galbūt momentas, kodėl mes savo klientams tai rekomenduojame. Tai visų pirma, reiškia, kainos pateikimas, jisai atsijuoja tam tikrus klientus, kurie ir taip nepirka. You convert traffic on your website into email contacts in your database. Data about the customer's online behavior and transactional data is stored within individual customer profiles, where you can access complete customer timeline, transactions and purchase history, segmentation and scoring, notes, tasks, reminders, emails sent with information about opens and clicks, analytics informing you when is the best time to send an email to such contact or give him a call. You may easily access customers from the perspective of the segments they belong to and sort them by scoring criteria or recent activity. Our campaign management module lets you configure any type of marketing campaign or sales funnel you imagine using automatically triggered marketing actions depending on the stage of the funnel to which your lead belongs. But the real advantage comes when you start to build marketing automation processes.
Using our configurator, you may easily create real-time automation rules based on any kind of behavioral or transactional events. You may send automated emails after your prospect has visited your website, send alerts to sales teams. Jo, kadangi mūsų laikas šiek tiek spaudžia, tai trumpai papasakosiu, ką daro tas marketingo automatizavimas. Visų pirma, pagal tam tikrą metodiką, IP adresas, cookies ir panašiai, mes galime atpažinti, kas tai yra per klientas ir atitinkamai pagal jo elgseną, rinkti tam tikrus, pavadinkim tai, segmentavimo, atributus, kurie atitinkamai irgi mums leidžia daryti tam tikrą scoringą. Mes galime tada paimti, pavyzdžiui, įdomina kažkas tai, ištraukti tokius klientus ir padaryti jiems pasiūlymus, arba jisai jau yra pasiruošęs tirti pagal tam tikrą atributiką ir mes galime atitinkamai daryti tam tikrus, veiksmus. Bet galim dirbti ir su neatpažintais klientais. Tai yra, mes galime numatyti tam tikras taisyklės ir kaip pavyzdys, jeigu žmogus buvo tam tikram puslapyje ilgiau negu kad reguliariai, pavyzdžiui, ne 5 sekundės, o 10, mes jau galime bandyti ir jį verbuoti. Tai yra, iškelti jam pop-upą ir, pavyzdžiui, jisai žiūrėjo Bulgarijos kelionę ir galim pasakyti, kad, sakykit, čia jeigu dabar pirksite, ne, tai Bulgarijos kelionė jums kainuos 10% pigiau. Kas gali būti tam klientui, aš to ir norėjau. Tai šiuo atveju yra tam tikras automatizavimas. Žanas man davė šiek tiek signalą, kad aš turiu pabaigti. Iš tikrųjų, aš dar porą vietų galbūt parodysiu, bet tema iš tikrųjų yra plati ir čia iš tikrųjų, kaip tas BMW, galima žiūrėti variklį, galima žiūrėti saloną, galima žiūrėti ratus, ir panašiai. Galbūt porą aspektų, kurie pakankamai yra svarbus, tai vidinė paieška. Vidiniai paieškoje, aš sakyčiau, kas būna, kai, pavyzdžiui, vidinė paieška neautomatizuota. Tai visų pirma, yra tam tikri atributai, kurie svarbus klientui, bet jisai, pavyzdžiui, negali išsifiltruoti. Jisai nori surasti, pavyzdžiui, raudonos suknelės, o mūsų paieška tiesiog neapmokyta, ieškoti pagal raudoną suknelę, jinai tiesiog gali išmesti suknelę tokio tai dydžio arba tokio tai pavadinimo. Ir mes prarandame pirkimus. Kitas momentas, mūsų, pavyzdžiui, paieška neapmokyta išgaudyti tos mispellingus, pavadinimai Hitachi, arba ten, nežinau, kad ir Samsungas kartais tu rašai ir neprisimeni, kaip jis rašosi. Ir čia mes galime vėlgi prarasti. Autokompletas ir panašus dalykai. Tai sutvarkius paiešką, konversija gali padėti būti iki 140%. Čia dar vienas iš variantų paieškos, tai kai paieška yra dar su nuotraukom ir su kainom, tai iš visą idealu, aš suradau, ko man reikia. Paieška, tarp kitko, mūsų mobiliuose telefonuose, nes 25% apyvartos, internete jau planuojama, kad bus per mobilų internetą, tai kaip matot, paieškos laukas yra jau apačioje. Sakysit, kodėl. Tiesiog mes, kai laikom telefoną, mūsų didieji pirštai yra žemai ir ten yra gerokai daugiau. Dabar kitas dar momentas, tai atkreipkite dėmesį, čia gal video nerodysiu, tai šiandien dienai Google Analytics'ų jau nebeužtenka, kad mes galėtume, sakykime taip, daryti įžvalgas. Mūsų duomenų, pasiskleidimas pagal įvairias duomenų bazės tampa gan platus ir mums jau reikia įrankių, kurie leidžia, sakykime, tai sujungti. Tai mes čia kalbame apie tai, kad yra klientų duomenų bazė, yra kasos, yra išorinė kažkokia, tai, sakykime, informacija, kurią mums reikėtų, analizuoti ir Google Analytics'as mums parodo tai dalį tos informacijos. Tai vėlgi turim įrankį, kurio pagalba galima, tai daryti plačiau. Krepšelis, gan svarbus elementas. Čia iš principo, aš sakyčiau, yra momentas toksai, kad žmogus jau prisipylė stiklinę vandens. Ir mums svarbu, kad jisai su ta stiklinė vandens nueitų iki pat galo proceso, neišpylęs to vandens. Nes daug vietų, kur būna, tokių trinčių. Įves kažkokį kodą, įves papildomą informaciją, ten kažko nėra ir tokios metu gali tiesiog prarasti klientą. Nebaigti pirkimai, tarp kitko, yra pakankamai gera vieta, jūs turėtumėte apie tai pagalvoti, ką daro dažniausiai programuotojai, kad neužterštų mums atminties arba dar kažko, po kažkiek laiko jas tiesiog ištrina. Bet tai yra labai vertinga informacija. Klientas kažko domėjasi, jis įsidėjo į krepšelį, bet dėl kažkokių priežasčių neišėjo. Tai
iš principo tai yra faktiškai paruoštas klientas ateities pirkimams. Mes su tokiais klientais turime dirbti papildomai ir pabandyti jiems, reiškia, grąžinti tą pirkinį. Ar per kažkokią papildomą motivaciją, ar papildomą nuolaidą ir panašiai. Tai nepameskite šitų klientų. Dėl registracijų formų, aš čia pasakyčiau, galbūt vienas iš tokių įdomesnių galbūt dalykų yra tame, kad informacijos, sakykime, taip, pateikimas, ar tai telefono, ar tai, ta prasme, reiškia, elektroninio pašto, labai priklauso nuo to, ką jūs norite, reiškia, pasiūlyti žmogui. Mes darėme autoservisui tam tikrus matavimus, tai vienokiu atveju, kai mes sakėme, kad registruokis, mes tau pasakysim, kada atvažiuok, ir žmogus labai paprastai darė telefono numerį, bet galvoja, kodėl čia man reikėtų elektroninį paštą. Nes jeigu aš važiuoju, reiškia, registruotis, tai geriau man paskambina ir pasako, negu kad man kažką elektroniniu paštu reiškia siunčia. Tuo tarpu, kai reiškia, buvo rezervuok vietą, tai aš jau tikėjausi, kad man ateis, reiškia, informacija elektroniniu paštu ir jau tada telefono numerio įvedimas užtruko man gerokai ilgiau, aš kažkaip, reiškia, galvojau, kam jiems telefono numeris, jeigu galima pranešti elektroniniu paštu. Tai šiuo atžvilgiu reikėtų visą laiką pagalvoti apie tai, kaip vartotojas tą informaciją, reiškia, priims ir kodėl jis norėtų, reiškia, su mumis tą informaciją dalytis. Apsipirkimo kelias, pakankamai gan įdomus, reiškia, dalykas, bet galbūt svarbiausia, įdomiausias dalykas, kurį, reiškia, duoda daugiausiai insightų. Tai vat, kaip sako, klausykite savo klientų. Mes turime įrankį, kurio pagalba galima daryti taip vadinamas video sesijas, stebėti, reiškia, ką daro vartotojas ir kodėl jis išeina arba kodėl jis, reiškia, apsiperka. Tai gal tada va šitą vaizdelį, kuris man pats įdomiausias, aš jums ir pademonstruosiu. Čia yra realaus kliento pelės judesiai, jisai, reiškia, kaip? Greičiausiai. Ne, čia tiesiog klientas vaikščia po puslapį ir tai va šitą sesiją, ta prasme, įrašyta. Tai nėra tai, kad aš, reiškia, žinau vardą, pavardę, reiškia, ir panašiai, bet aš galiu, reiškia, iš tikrųjų įsivertinti, ką jisai darė, kas jam buvo įdomu, kurioje vietoje jisai užsiliko ir galiu pasidaryti savo išvadas pagal judesius ir pagal filmavimus. Tai kągi, ačiū labai už dėmesį. Turbūt ir tiek. Arūnai, ar tu pasidalinsi to savo gėrių, kurį čia mums... Jo, šiaip šita prezentacija yra patalpintas slideshare, reiškia, pagal Arūnas Vizickas, reiškia, vardą jūs galite surasti ir mes ją rodėme e-komerciją 2016, reiškia, konferencijai. Galite ten pasižiūrėti, jeigu bus kažkokių klausimų, ten yra adresai ir galite, reiškia, kreiptis. Tai ką, ačiū. Arūnas Vizickas.